Laima, kaip kaip sakom viena kitai, tu ar jūs? Tik tai tu. tu. Gerai. Tik tai tu. Laima, kaip tu sužinojai apie sidabrinę liniją? Tu žinojai apie ją? Taip, aš ją girdėjau per radiją apie ją ir beje mūsų sveikinimuose irgi vienu metu skelbėm skelbimus, kad žmonės skambinkit, bet nežinau, kaip prikalbinti žmonės, kad skambintų. Man, pavyzdžiui, sveikinimų koncerte aš kažkaip susiduriu su ta problema, ne problema, o nuostabiais deimantais, kuriuos man vyresni žmonės ir vyrai, ir močiutės išpasakoja, jie skambina užsakyti sveikinimą. Aš jiems diktuoju ilgai sąskaitą. Ir tada jie pradeda manim labiau pasitikėti ir pradeda pasakoti, kodėl jie nori to sveikinimo. Ir pradeda pasakoti šeimos istoriją, kaip ten su vaikais, su marčiomis. Ir taip įsijaučia ir įsigilina, kad aš negaliu nutraukti pokalbio, nes tai yra tokie šventi, tiesioginė to žodžio prasme dalykai, nes kai žmogus tau atveria dūšią, tu gauni dovaną iš kito žmogaus, jo atvirumą. O tai yra taip subtilu, tai yra taip brangu. Galbūt todėl žmonėms ir nedrąsu skambinti ir kažkokiam svetimam žmogui, aš savo mamai sakiau. Dabar jau nebeturiu mamytės, jau beveik 2 metai. Bet iki tol, tai irgi buvo sidabrinė linija ir anksčiau, sakau, mamyt, sakau, kai tu neturi ką daryti, kai tau liūdna, taigi skambink. A tai ką aš jiems ten pasakyti? Sakau, skambink ir sakyk, kad tau liūdna. Sakau, tai ką ten kitam žmogui svetimam neįdomu mano gyvenimas. Neįdomu. Neįdomu mano gyvenimas. Aš sakau, mamyt, sakau, aš dirbu, mesgi vis tiek, jaunimas. Žodžiu, vaikai vis vien yra vaikai. Tai užsisukę darbuose ir vaikaičiai, ir rūpesčiai, ir viską. Ir kartais nepritrūksta to laiko išklausyti savo brangiausių žmonių, nes mama ir tėtis tai yra šventi žmonės. Jų mes juos pasirinkom būdami šalia Dievulio ir atkeliavom pas šitą mamą ir pas šitą tėtį. Mes juos išsirinkom, nežinau, kaip sąmoningai ir nesąmoningai. Čia vienas Dievas šypsosi savo ant debesėlio, mato, ką aš čia šneku ir pasirinkot sąmoningai jo. Tai čia yra brangiausi šventi žmonės ir jiems dažniausiai jie arčiausiai. Mažiausiai jiems yra skiriama dėmesio, nes jie savaime yra. Jie savaime yra ir gal dar truputėlį Laima dėl to, kad mes rūpinamės jų kaip kažkada jie mumis apie tai, kad būtų stogas virš galvos, pavalgyti, vaistai paduoti. Taip, ir tokiais materialiais. Taip. Todėl, kad tai yra tokia beveik lietuviška tradicija, kad tarsi dažnai poreikių piramidėje svarbiausi dalykai yra stogas, kažkoks saugumas, turbūt kažkur dar kažkas, o tos emocijos paskutiniai vietoj, jie iš tikrųjų patys mums tą perdavė. Ir kai jie pasensta, mes irgi galvojam turbūt klaidingai, arba netgi laiko nelieka, kad mums svarbiausia juos pamaitinti, pasirūpinti, kad jie pas gydytoją nueitų, vaistus, o pasikalbėti, pašnekėti kartais apie nieką. Žinai, va tą. Tas niekas ir yra gyvenimo esmė. Tas niekas. Nes aš pasakysiu, kad gali kartais pamiršti mamai pieno atvežti. Bet jeigu tu šalia jos pasėdi, kaip aš prie savo mamos, man mama būdavo skambina, oi, noriu pieniškos sriubos, čia ir dabar, o pas mane 2 įrašai, žodžiu, neturiu kada. Vakare atvažiuoju ir pamirštu pieno. Viską atvežu, vaistų, ten dar kažko, tai pamirštu to nelaimingo pieno. Ir ką, žinau, kad tada turiu su jie pasėdėti ir pakalbėti. Jinai pati pamiršta, kad norėjo tos pieniškos sriubos. Ir aš išeinu, jinai rami, atsipalaidavusi, viską. Bet jinai kalba su savo dukra. O pavyzdžiui, man norisi, nežinau, kokiais žodžiais žmonėms vyresniems gyvenantiems mūsų šaly pasakyti. Jūs esate Lietuva. Jūs esate šeima. Jūs esate mūsų sąžinė, garbė ir pasididžiavimas. Ir nesvarbu, ar jūs visą gyvenimą kepėt bandeles, ar jūs parašyt mokslinius straipsnius, jokio skirtumo. Ten visi mes vienodi. Skirtumas tik tas, kiek mes galim atiduoti meilės ir šilumos. Tai va tie vyresni žmonės, kurie gyveno, jų jaunystė praėjo, ir antras pasaulinis, ir pokario, ir sovietų laikai. Sovietų laikais, kas tu esi? Statistinis vienetas, iškiš galvą, kažką pasakyk, tai nukirs. Taigi visi va šitaip ai, ką aš ten pasakosiu apie save, nieko aš ten nevertas, visa kita. Ir kam, va, kaip sakau, kam ten įdomu. Bet dabar, žinau, kad mano vaikaičiai tai pasakos, nes jie man skambina ir, žodžiu, iš manęs ima mano tą laiką, kai aš skubu ten kažką tai tokio, aš turiu išklausyti ir man labai gerai pagalvoti reikia, kad nėra svarbesnio dalyko, kaip mano vaikaičio problema jam šiuo metu.
nėra svarbesnio dalyko nei jūsų skausmas šiandien, dabar, šią minutę. Ir nesvarbu, jis didelis ar mažas, jums taip atrodo. O kai paskambini telefonu, išgirsti balsą. Ir tam balsui pagalvok, kad tai yra, o Dievo atsiųstas balsas. Kažkada aš verkiau vienam išmintingam žmogui, sakau, ai, man viena, aš viena, man liūdna, aš nieko nesugebu. Ir taip toliau, žodžiu, visi tokie kralikai su spigliais. Jis sako, o ko tu liūdi, tugi niekada nesi viena. O Kristus prie tavęs visada. Visada tave Dievas mato, jis visada šalia, kiekvieną akimirką. Ir žinai, kažkoks toks stebuklas įvyko kažkada gatvėje, kad lėkiu su tom tašėm, kažkur į priekį palinkus. Ir tokia mintis, palauk, Kristus šalia manęs, taigi jis nespės. Ramiai, išsitiesi, tiesiai ir eini gatvę, ramiai. Gyvenimas nenubėgs greičiau už tave, nenubėgs. Ir apie tai pasitikėti žmonėms, kalbėti, ne žmonėms, o telefonu. Tai yra tokia, kaip susikurti savo mažytę tokią erdvę. Atsiliepia balsas. Tai Dievo siųstas žmogus. Ir tai, kad tas žmogus man pasakys, ką aš jam pasakysiu. Vyresnis žmogus, kada kalba, tai yra vertybė, net jo skausmas. Juk vyresni žmonės per savo skausmą, per savo silpnumą, net per savo pykčius moko jaunesnius išminties. Netgi jaunesni baigia ten ir psichologijos, ir psichoanalizę, ten ir visa kita. Jie išgirsta seną žmogų, jo skausmą, jo galbūt ir vaikiškumą. Ir jie pamato, kad ir jie galbūt gali būti tokie patys. Laima, žiūrėk, noriu tavęs paklausti, kaip tu manai, ar ką visuomenė pasieks, jeigu taip atsitiktų, nes mes dabar turim tokią problemą. Visuomenė bijo senatvės. Aš sprendžiu iš tokių šalutinių reiškinių. Kaip pavyzdžiui, ten sako, tu pažiūrėk, jinai baisi kokia raukšlėta, tu pažiūrėk, sena boba į televizorių eina. Žinai, va tie komentarai, kurie kalba ne apie tą žmogų, kuris yra eteryje, o kalba apie komentuotojus. Taip, būtent. Įrodo jų baimę. Taip. Ir ta baimė yra senatvei. Ir kai mes nutraukiam ryšį su senoliais, nutraukiam ryšį su vyresniais žmonėmis ir vaidinam, kad jų nėra, bet, sakykime, nekalbėdami su jais, mes tą visuomenę paverčiam tokia raiša. Jis yra neišbaigta. Nes gyvenimas yra nuo iki. Nuo gimimo, kaip mes džiaugiamės, kad gimsta žmogus, nes mes galėtumėm tą dieną verkti, nes jis mirs. Bet mes neverkiam, mes džiaugiamės. Taip ir ta senatvė. Bet ką tu apie tai manai? Žinai, ar tas pasaulis gali būti pilnas be vyresnių žmonių? Aš manau, kad labai stipriai reaguodami ir net įsiskaudindami, ką blogo kiti kalba apie mus, arba ką gali blogo ir netinkamo kiti pagalvoti apie mus, mes jiems į rankas atiduodame savo galimybės ir savo gyvenimo tėkmę. Nes aš netiduodu niekam savo, kiek mane yra apkalbėję, tai jau apsaugok dievuliau ir raudoną kilimą patiesk. Nes neturi galvoti, ką kiti pagalvos, turi galvoti, ką nori pasakyti tu. Aš iš karto atleidžiu visiems, kurie kalba apie tai, kad sena raukšlėta, ar ten kažką tai tokio, ką ten netaip sušnekėjai, ar ten kažką, oi, kaip tas kalba. Vaikeli, taip kalba tik tai tie, kurie yra nesubrendę. Tikrai mūsų visuomenė yra labai daug nesubrendus iki galo, atsiprašau. Oi, tai sekundėlę aš pasakysiu. Alio? Labą dieną. Labą dieną. Labą dieną, ponia. Čia net nežinau, kaip čia prisistatyti. Aš per Aleksą. Aleksą, jūs jį turbūt pažįstat vėliau. Taip, žinau. Gal būkit maloni. Matot, mes dabar turim filmavimą, bet po poros valandų aš atsiliepsiu. Tai jūs man skambtelkit ir mes viską aptarsim, aš jums pagelbėsiu, gerai? Gerai, ačiū. Puiku, iki skambučio lauksiu. Iki. Laima, tiesiu taikymu tau sidabrinė linija su tavo, tu žinai tokiu, tau tiesi taikymai sidabrinė linija. Tai esi mūsų nauja savanorė. Pagal tavo, žinai, kaip tu reaguoji. Aš labai norėčiau, aš iš tikrųjų labai norėčiau, bet man neužtenka tikrai fiziškai laiko. Taip. Todėl, kad turiu 4 gyvenimus savo vaikaičių ir jie kol kas man yra svarbesni
Ir tai yra prioritetas jiems kol kas, va. Bet viskam savo laikas. Na, jeigu aš nori, manau, ateina. kad tu savo padarai darbą, ką tu pasakoji, kad kai tau paskambina susitarti apie kažkokį sveikinimą, tu savo, tokia, kaip čia pasakyti, eini antrailės pareigas. Taip, bet kaip įdomu išklausyti ir dar turi pagalvoti, kad ką atsakyti tam žmogui, todėl kad tu gali įžeisti, gali įskaudinti, gali ten maždaug kaip ir palaikydama, liktai pasakytum, kad va ten ar martelė bloga, ar sunelis ten neklauso, nesirūpina, ar dar kažkas tai tokio galėtum liktai palaikyti, bet ne, tu turi išgirsti, jie mane moko, išgirsti, išlaukti, Neskubėti. Suvokti, neskubėti. Aš iš jų mokausi, tai čia mano telefonas juda, tai šitą aš iš jų mokausi, va tokios, iš jų mokausi, kaip įvardinti teisingai žodį. Ne tik empatijos, bet girdėjimo. Kantrybės. Jiegi kitaip, tu negali jos, tu gali jį užgauti skubindamas. Jie turi jie neskuba ir jie nori Taip, būti išgirsti. bet žinok, jie nestikliniai. Jie tokie patys žmonės kaip mes. Yra vyresni žmonės, net iš akmens yra padaryti. Jie, kokie yra kieti. Jų paprastai taip neparklubdysi. Už tai jie labai stiprus. Bet kartais jie tą savo skausmą ir liūdėsi įkiša taip giliai į savo dūšią. Ir ten yra tokios storos durys, kad tas duris praverti jiems yra labai labai sunku. Tas duris praveria tik tai švelnumas, atsarga, bet atsargumas, toksai dėmesys ir laikas. Tam reikia labai daug laiko, nes žmonės visą gyvenimą, įsivaizduok, dvasia yra užrakinta kažkokiam tai tokiam juodam kambariukį, o žmogus puikiausiai turi namus, turi vaikus ir jaučiasi vienišas. Ir paskambina ir aš klausau, žmonės kalba gražiai lietuvių kalba, mane ausys linksta, gražus balso bertonai. Suprantu, kad žmogus įsilavinęs, o balse liūdesys. Ir kaip tu, ir kai pradedi klausyti, ir tada atsakyti, ir tada jie pradeda šypsotis balsu, nes aš žmogaus veido tai nematau. Jie pradeda šypsotis balsu, atsipalaiduoja. Žiūrėk, tai ar ne patys mes save nuskriaudžiam į tą klausimą, kurį prieš tai tau uždaviau, dar truputėlį norėčiau grįžti prie tos temos. Ar mes ne patys save nuskriaudžiam tą senatvę išeliminuodami iš savo pasaulio, iš tos orbitos, žinai, kas mus, tarsi mūsų tai neliečia. Ir vyresnių žmonių nėra, mes tos senatvės bijom, savaime aišku mirties. Vakar Vytautas Landsbergis labai gražiai pasakė, aš pati panašiai mąstau ir labai džiaugiausi, kai jis tą man patvirtino, tai sako, tai mes gyvename. Bijom. Mes mirties bijom dėl to, kad mes gyvent bijom. Man nepatinka teiginiai. Mes gyvent bijom, mes mirties bijom. Nebijau už tos mirties, aš tik skausmo bijau. Kaip galima, nereikia bijoti, irgi netaisyklė. Žodžiu, kaip tu gali bijoti gimdyti, jeigu tu jau esi 9 mėnesį? Gali bijoti gimdyti, bet tu jau neišvengsi, kito kelio nėra. Tu gimėjai, viskas tavo kelias tik tai į mirtį. Ir kaip gali bijoti senatvės, mirties, tai ko neišvengsi. Senatvė yra dovana, kiek jaunų žmonių mes palaidojam. Bet bijo, bet žmonės bijo. Gerai, ir ką tu sakysi? Bijo. Ką aš pasakysiu, tu bijai įsipjauti pirštą. Bet gyvenime tikriausiai nerasim žmogaus, kuris nėra įsipjovęs piršto. Tu bijai susirgti vėžiu, bet labai labai daug žmonių susirga vėžiu. Baimė yra tas jausmas, kuris mumyse viduje sėja negatyvą. O negatyvas naikina viską. Norą gyventi, norą tobulėti, norą nebijoti. Baimė yra negatyvas. Tai ką galima pasakyti? Nežinau net ką ir pasakyti. Aš nebijau. Aš pati save įtikinau, kad aš neturiu bijotis senėjimo. Ir aš nesenstu. Po galais aš nesenstu. Ne dėl to, kad tenais mano ten raukšlelės randasi ar kažkas tai. O dėl to, kad man įdomu gyventi. Ir man visai nesvarbu tos raukšlelės. Ir man visai nesvarbu, kad ten tie kilogramai priauga, ar ten raukšlelės, ar kartais ten netaip gražiai atrodo, kaip norėtųsi, kai pasižiūri ten filmavimus prieš 20 metų. Na ir kas? Kaip faina. Bet aš galiu kažką kalbėti dabar galbūt išmintingiau. Aš pati save įtikinu nebijoti. Nes niekas tau nepadės gyvenime, nei tu pats savo pirmiausia. Ir kai tu dar turi galimybę, pavyzdžiui, paskambinti į sidabrinę liniją ir nepaskambini, tau nereikia. Bet viduj tai skauda. O jeigu viduj skauda, reiškia, tau viduj dvasia, kūnas, nežinau kas, jeigu tai yra dvasinis skausmas, sako,
Išleisk mane. Jisai beldžiasi, kumščiais į duris. Laima, žinai, tu tikrai labai išmintingai kalbi, tavęs tikrai labai gera klausytis, bet aš tau pasakysiu vieną dalyką. Žmonės apie eterio žmonės arba apskritai apie žinomų žmonės galvoja, kad jie yra iš kito molio lipdyti. Nu taip yra. Taip atrodo, kad jeigu tu esi eterė, tu sėkmingas. Tai yra lygu sėkmingas, laimingas, neturintis problemų, toks einantis per gyvenimą, kaip man kažkada yra pasakęs, kad tu su laimingais marškinėliais gimei ir tau viskas yra paprasta. Tai dabar aš truputėlį tavęs noriu paklausti, ar tu galėtum išskirti kažkokį gyvenimo etapą, kuriame tu jauteisi geriausiai? Geriausiai. Aš atsimenu, kai mane Vytautas Kybartas atvedė į televiziją Lietuvos bandymams į diktorės. O tugi turėjai tapti solistė? Taip, operos teatro. Taip. Va, ir būčiau tapusi, jeigu nebūčiau Daunoro mokinė, bet ten jau kita istorija. Ir žodžiu, mes vasarą dirbom, skaitėm tekstus. Ir vieną dieną mane atsivedė Kybartas į televiziją Lietuvos, pasibandyti lempose, apšvietime, prie stalo, kaip aš vaikštu, kaip aš kalbu, kaip mano balsas skamba, tiesiog pasižiūrėti. Tai tavo vyro tėtis? Mano vyro tėtis Vytautas Kybartas, tai yra Lietuvos diktorius, kuris nemirė, jis vis tiek žmonių, kurie jį prisimena, širdyse liko, kuris jis gyvas, tikrai. Jau matau, kaip jis ten ploja ant debesėlio. Juokėsi, jis visada juokdavosi ir iš manęs, ir iš savęs pats juokdavosi, jeigu suklyzdavo. Žodžiu, tai buvo pats laimingiausias laikas, nes aš atsistojau studijoj, aš nežinojau, ką sakyti, bet aš tose lempose, viskas į mane, kamera į mane, lempos į mane, ir aš jaučiu tokį malonumą. Ir aš bijau sau leisti jausti malonumą. Ne, tai reikia jausti nepatogumą. Tokia atrodo, tu turi jaustis nepatogiai, kuklinkis, baigtų čia, o aš kaifuoju. Man tiesiog begalinis malonumas buvo. Aišku, po to nugalėjo, kad tu turi jausti susikaustimą, tu turi jausti kuklumą, tu turi jausti viską ir tada vėl save įdėjau tokius rėmus, kol išaugau, susidraskiau tos visus rėmus ir visa kita. Tai va ta pirma diena tokia, kai aš atėjau pirmą kartą, dar nebūdama visiškai diktorė, kai aš pajutau save lempose, aš pajutau, kad man gera ten būti. Tiesiog man ten gera būti ir dėl to aš nesu nei gera, nei bloga. O kai tu sakai, kad žmonės sako, kad tie, kurie eteryje dirba, kurie radijoje, ar ten, žodžiu, matomi žmonės, kad jų gyvenimas yra lengvas, ar ten kažkoks džiaugsmingas. Nu, žiūrėk, kiekvieną gyvenimo istoriją turbūt būtų galima parašyti, žinai, juokiantis ir tai galėtų būti drama. Tai, žinai, žiūrinti tave, aš dar kartą sakau, požiūrio kampas, bet žiūrinti tave atrodo, kad tu esi sėkmės kūdikis. Ar buvo tokių gyvenimo periodų, kai tau reikėjo apsispręsti ir labai svarbiai, ir labai reikšmingai, ir tai nebuvo paprasti sprendimai? Be abejo, kad buvo. Buvo labai skausmingų sprendimų, bet aš visada žinojau tą tokią, ko aš iš tiesų noriu. Visada viduje jutau, ką aš turiu daryti, kad būtų taip, kaip aš noriu, tik ne visada pavykdavo tai padaryti. O sprendimas išsiskirti su vyru, kuris, kaip tu paskui sakei, sirgo, bet alkoholizmas, aišku, yra liga. Tai yra liga. Ne visada, bet tai yra liga. Taip, bet tu gali pasakyti, kažkas sakys, tai ką tu ligonį palikai? Taigi aš 22 metus jį nešiau ant rankų. Ne per ilgai, Laima? Tai jau ne pirmą klausimą girdžiu. Tai galbūt, aš nežinau, žinai, aš savo atsakiau šitą klausimą. Viskas vyko tiek, kiek turėjo vykti. Tam, kad aš kažką suprasčiau, tam, kad aš vaikams kažką parodyčiau, tam, kad mano vaikai kažką išmoktų, galbūt patirtų kažką skausmingo. Nes jeigu būtų augi šiltnamio sąlygos, aš nežinau, kokios jos būtų, o dabar jos yra stiprios. Jų taip paprastai neparklupdysi. Taip, mes per gyvenimą vaikams pridarom milijonų žaizdų, bet viską išgydo, viską ištirpdo, paprasta, elementari, banalu pasakyti, bet meilė. Va, aš į tave dabar žiūriu ir man kaip gražu, o dievuliau, kaip man ta Nomeda graži. Ir kaip aš myliu tokius žmonės, su kuriais gera būti, kurie kažką iš tavęs ištraukia, kažką nori gero padaryti. Ir man ta meilė išaugo į tokią didelę vaikišką žiedą tokį, va, ir man norisi tave užpilt rožių žiedlapiais. Ir nors tai skamba banaliai, netiesa, nes
nuoširdumas ir šiluma. Mes visi norim būti mylimi, nuoširdus ir apkabinti ir visa kita. Va tai yra esmė. O ne tai, kad ten tau tiek metų, man tiek metų, vienokias laidas darai, aš darau kitokias. Ar patirtys, ar skausmai, ar išgyvenimai, jie yra skirtingi. Žiūrėk, o dabar apie tai noriu paklausti tavęs, apie ką tu gali kalbėti su savo dukromis. Čia žinai, kur link lenkiu. Kad juk žmonės skambindami apskritai nenori trukdyti kitų žmonių, kaip tavo mamytė sakė, nenori trukdyti kitų žmonių savo problemomis. Apie ką mes galim kalbėti su savo vaikais. Ir kodėl taip yra, kad mes kartais galvom, kad yra dalykų, kurių mes nenorim apkrauti tarsi, nenorim apsunkinti ir galvom, juk jie turi savo gyvenimą, juk jie turi savo problemas. Ir ar čia yra teisinga? Jokių būdų negaliu sakyti teisinga, ar ne? Bet aš manau, jeigu mes nenorim kitų apkrauti savo problemomis, tai mes turime patys labai didelę problemą. Nes kaip mes galim apkrauti savo problemomis mamą, tėtį, sesę ar kažką tai tokio. Jeigu, pavyzdžiui, sakykime, apie ką aš galiu kalbėti su savo vaikais, yra pora temų, jų intymios šeimos temos, kurios manęs neįsileidžia. Visa kita mes galime kalbėti atvirai. Ir iš tikrųjų kalbos yra labai daug, nes mano dukros jau mato gyvenimą ir jaučia gyvenimą vienaip, jos viename laikmetyje, aš esu atėjus iš kito laikmečio ir man kartais būna labai sudėtinga mokytis iš savo vaikų. Ai, mama, nu ką, tu čia kaip nesupranti, tu nekalbėk, leisk man pasakyti, kodėl tu mane nutrauki. Aš sėdžiu ir klausau, gerai sakau, klausau ir tada man mokau save įjungti vidinę tokį pajautimą, į kad išgirst savo vaiko nerimą, savo vaiko tiesiog norą išsikalbėti, tai yra vertybė, kai tau skambina ir nori išsikalbėti. Tai kai aš savo ir vaikaičiams sakau, jeigu tik tai, kai tu sakai, kad, pavyzdžiui, vaikai negali pasikalbėti su tėvais, kad tik mama nežinotų, bet aš norėjau iš karto įsitėt pasakyti, bet jie turi močiutę. Ir jie žino, kad močiutėj galima paskambinti bet kuriuo paros metu. Ir jie, aišku, jie turi nuostabias mamas. Ta prasme, mano vaikaičiai, kurie 14 metų, 12 metų, jau jie visai gudrus vaikai, žinai, ir su mama mano dukra taip mąsto apie tai, kad reikėtų prakrapštyti tas širdeles, tas dureles atverti ir truputėlį į jų pasaulį įeiti ir su jais palaikyti draugišką ryšį, kad nebijotų atsiverti, kad nebijotų paverkti ir mamai parodyti, kas ten jų klasėje ar moksluose yra kažkas tai nelabai gerai, žinai. Tai va tą tokį vidinį ryšį išsaugoti. Tu žinai, dabar mes kalbam apie tai, kad pasidalinti pagrindė skausmu, bet žiūrėk, tu pati koralų šypsenos ir ten tas dar prierašas toksai labai gražus yra. Aš pamiršau. Koralų šypsenos, palauk, aš tai surasiu. Aha. Rask laiko tapti savimi. Taip. Va, kaip gražu. Ir čia yra toks pozityvus dalykas, žinai, ir kartais atrodo, žinai, kad aš vėlgi grįždama prie sidabrinės linijos, kad taip, tarp artimųjų tie pokalbiai ir galbūt sakys, tikrai, čia mes kalbam, o aš neturiu nei tiek anūkų, aš neturiu tokių dukrų, arba aš likau vienišas, ar mano artimieji mirė, bet kartais tu nori ne tik tai paverkti, pasidalinti, kas labai natūralu, bet tu nori pasidžiaugti, tu kartais gali norėti pakikenti, pakvailioti, nes tavo karta, tai apie ką tu užsiminiai, jūsų pokštai kitokie, jūsų bairiai kitokie, jūs kitaip susišnekat. Ir žinai, galbūt reikia tokių žmonių, kas nėra tavo vaikai. Nes vėlgi tai yra su kiekvienu vis kitokia kalba. Tai kodėl aš apie tavo knygą? Žinai, galbūt yra žmonių, kurie poeziją rašo. Galvoju, kas tiem vaikam, ar jiem įdomu? Tai kaip tu apie tai galvoji, kad ne tik tai liūdesys, labai platus klausimas, bet... Taip, labai platus, bet... Nes aš noriu po to tylėti. Tu taip gražiai pasakoji. Bet esmė yra tame, kad, sakai tu man, o aš esu kitokia būtybė, nei pavyzdžiui, sakykime, kokia aktorė kita, jinai kitaip. Aš ne iš tų, kuri juokauja labai daug, arba bairius kaldo, arba ten kažką tai tokio, būna, kad mes su dukterėmis juokiamės iki ašarų. Būna taip, bet tai būna retai. Aš toksai daugiau kitoks žmogus esu. Bet, pavyzdžiui,
kad paskambinti ir man pasijuokti. Aš turiu, Dievas davė puikias seseris, aš turiu 2 sesės. Mes visos 3 kas 7 metai gimė. Nu, tėčiai laikėsi grafiko, tvarkingo, aš esu vyriausia. Ir pas mus visas yra labai labai stiprus ryšys. Ir mes perėję esam tokius kalniukus, mazgus ir visokius tokius gyvenimo nelabai malonius dalykus, išrišę juos ir pasakė visos 3 viena kitai, nėra svarbesnio dalyko, kaip mūsų kraujo ryšys. Mes turim savo mamą ir tetę. Mes vis tiek turim, nors jų nebeturim jau, bet mes turim visos. Ir visos mes esam viena. Ir nesvarbu nei pinigai, nei paveldėjimai, nei ten darbai, nei uždirbti pinigai. Niekas nesvarbu, mes esam sesės. Ir aš turiu dovaną paskambinti savo sesėm ir verkti. Ir guostis iki paskutinių savo skalbinių juodos spalvos. Ir jos mane priima. Ir tuo pačiu mane moko. Ir aš, jos paskambina man, iškalba savo nerimus. Ir aš kaip vyriausia sesė per savo patarimus, joms kažką. Va, kas yra svarbiausia. Va tas ryšys. Bet mes turėjom dirbti. Sau įrodyti, sau pasakyti, išlaukti laiką netgi metais, pusmečiais. Man viena moteris paskambino ir sako, mes norim užsakyti sveikinimą savo dukrai. Mes su vyru, reiškia. Mūsų dukra paliko prieš 3 metus. Sakau, kaip tai paliko? Sako, jinai yra gyva, bet jis su mumis nebendrauja. Sako, dabar jie yra 40 ir mes norim ją pasveikinti. Ir gerai, tada sakau, išklausinėjau jos ten specialybę, žodžiu, visą kitą, aukštasis išsilavinimas, visą kitą, ir matosi, kad ir kažkoks nutrūko ryšys. Ir tėvams liūdna. Ir jie man pradėjo pasakoti. Aš verkiau. Man buvo sunku jiems kažką pasakyti, nes man ir dabar gumorys gerkliai. Ir matai, kad praktiškai tėvai kaip ir patys padarė tai, kad vaikas išeitų ir nebendrautų. Ir jie patys. Jo. Aš neapkaltinu, čia jokių būdų gink Dieve, bet kartais mes siekdami, kad mūsų vaikai būtų tobuli ir kad aplink mus būtų tobulas gyvenimas, kaip mes savo galvoje įsivaizduojame, labai pakenkiame ryšį su vaikais. Mes norim, kad jie gerai mokytųsi, kad jie būtų gražūs, kad jie negertų alkoholio, kad jie neverkšlentų, kad jie būtų grakštus, kad jie būtų tokie, kaip mes įsivaizduojam. Taip niekada nebus, vaikai mūsų mokytojai. Ir kai aš tą supratau, man pasidarė labai gera mylėti savo mergaitės ir iš jų mokytis. Jos niekada manęs negali pažeminti, nes jos iš manęs atėję. Jos turi iš manęs semtis išminties ir visokių tokių dalykų. Ir kai aš tą supratau, kad aš pati save žeminu, kai vaikam ten pradedu aiškinti, kaip reikia gyventi ir kad jos yra visiškai neteisios. Baikit, mano esmė išgirsti. Tai va, tai ir vyresniems žmonėms, kurie, sakau, ir tada, kai jie pasakojo ten apie savo dukrą vieną kitą tokį niuansą, tai aš pradėjau, sakau, ašaroti ir man noriu surasti tinkamą žodį, kad nebūtų labai skausmingas. Man pasidarė šilta širdį, kad jie gali pasikalbėti su manim ir man va šitą skausmą savo papasakoti. Aš tiesiog pasakiau jiems, sakau, tegul skamba tas sveikinimas. Aš parinkau tekstą, paskui jinai verkė, kai aš skaičiau tą tekstą. Bet sako, jinai turbūt nežiūrės. Jinai nežiūri. Sakau, tai kas? Sakau, sveikinimas eina į dangų. Jisai ją pasieks kitais būdais. Mes kartais pamirštam, kad tai, ką mes galvojam savo mintise, išeina į aplinką. Mes norim to ar nenorim. Mes viduje esam pikti, susikaupę liūdni ir kerštingi, koks blogas pasaulis, nes viduje mumise susikaupia blogis. Tai tada žmonės šalia mūsų esantys, supranti, jaučia tą blogį ir nenori su mumis bendrauti. Bet kai mes tik tai, pavyzdžiui, yra labai daug vyresnių žmonių, viešpatie kokių nuostabių, kaip jie moka džiaugti savo šuniukais. Viena pasakoja, kaip apsiparšiavo jos kiaulė ir nuspaudė 2 paršiukus ir kiek tas durnas jos vyras, kaip jisai nemoka ten to šieno sutvarkyti. Man tai buvo, taip faina, kadangi aš irgi kaime vasaras praleidžiu, žinau, kokie gražūs tie rožiniai paršiukai visi yra. Ir galvoju, Dieve, tu mano, kaip fain, kai jinai man tą papasako.
pasakoju. Klausyk, kaip smagu, žinai, kai tu pasakoji ir atrodo taip, kad žmonės, kurie skambina, suprastų, kad jų skambutis pradžiugina tą, kuris ten atsiliepia. Kad jie tai žinotų, kad tai neapkrauna, neapsunkina, Ne. o kad tai suteikia tau džiaugsmą. Ne, neapkrauna. Yra tokia tiesa, brangieji. Kai paskambinat į sidabrinę liniją, jūs savo gyvenimo turtu dalinatės su tais, kurie yra anapus linijos. Ir jūsų patyrimai, jūsų žodžiai, jūsų, kad ir kvailos situacijos, maitina ir moko tuos, kurie yra anapus telefono, anapus laido. Tai, o kasgi mus mokins jaunesnius už jūs? Kas mus mokins išminties, jeigu ne jūs? Tai duokit mums savo tą skausmą ar savo tą linksmumą, dalinkitės, nebijokit, jūsų niekas per telefoną nenurengs. O juos jūs aprengsite išmintimi, supratimu. Ir galbūt dar jie kažką tai per savo mokslus vieną kitą sakinuką jums verta pasakys. Leiskit jiems jūs išgirsti.